Kągi, sveiki, atvykę į mano naują video. Šiandien kartą išfilmuosiu, kaip aš skaitau visą Cristiano Ronaldo istoriją. Kaip jisai pradėjo vaikystės ir ankstyvą gyvenimą, kaip jisai išsilavino ir kaip dabar jisai yra pats, kaip pasakant, milijardierius. Jisai yra dabar milijardierius tiesiog ir jisai daug uždirba, nemeluosiu, ir jo pradžia, kaip jisai pasivijo visas karjeras. Tai kągi, aš norėčiau, kad jūs mane įdėmiai klausytumėt ir aš jums linkiu gero žiūrėjimo, būtinai prisėskit, kažką pasiimkit, ten pavalgysit ir kągi, o mes varom. Tai aš ir ChatGPT pasiklausiau, sveiki, pasakysite visą Cristiano Ronaldo istoriją. Ir man ChatGPT parašė, sveiki, žinoma, štai visą Cristiano Ronaldo istoriją nuo vaikystės iki dabarties, glaustai, bet išsamei. Tai kągi, o mes keliaujam prie viso to teksto. Aš manau, jau daugelis kas pažiūrėjo ir paskaitė, o aš dabar pradedu irgi skaityti ir ačiū, kad klausote. Ir ant pačio galo padėkite laikus, kas mėgsta Ronaldo, kas jo fanas yra. Ten kągi, mes keliaujam. Tai gerai, aš skaitau dabar Cristiano Ronaldo vaikystės ir ankstyvas gyvenimas. Cristiano Ronaldo gimė 1985 metais vasario 5 dieną. Madeiros saloje, Funchalo mieste, Portugalijoje. Jei ką, dabar Cristiano Ronaldui nesenai suėjo 40 metų. Tai kągi, o dabar jo pilnas vardas yra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Aš nesuprantu, kas tokius keistus vardus kūrė. Gerai, Cristiano Ronaldo, bet tai dos Santos Aveiro. Toksai ilgas vardas. Tai gerai. Dabar skaitome dar. Tai jo vardas Ronaldo kilo iš JAV prezidento Ronaldo Reagano, kurį labai gerbė jo tėvas. Augo neturtingoje šeimoje. Eiktų savo. Atsiprašau, kad aš taip netiksliai skaitau, tikrai man sunkiai tarti žodžius kaip Reagano čia, portugališkus tokius žodžius kažkokius. Taigi, augo neturtingoje šeimoje, turėjo 3 brolius ir seseris. Tėvas dirbo sodo prižiūrėtojų, motina virėja. Jo, šitą aš irgi įdėmiai žinojau. Tai būdamas vos 8 metų pradėjo žaisti vietiniame klube Andorinha, ką žinau, tai paliekam. O vėliau praėjo į nacionalinį klubą. Karjeros pradžia, aš dabar skaitysiu. 1997 metais, būdamas 12 metų, persikėlė į žemyninę Portugaliją ir prisijungė prie Sporting CP klubo Lisabono akademijos. Ir tikrai aš labai dabar norėjau paklausti, kas žino, kaip jį priėmė 12 metų, būdamas į Sportingą. Čia tiesiog kažkas su kažkuo. Tai gerai, ir toliau skaitau. Jaunystėje išsiskyrė greičiu, jėga ir darbo etika. Aš jums į ką pasakysiu dar vieną tokią dalyką, gal čia nebus parašyta. Aš norėjau pasakyti, kad jo tėvai žiauriai gėrė. Ir jo mama netgi, kai dirbo virėja, čia netgi parašyta motina virėja, jinai irgi gėrė ir taip toliau. Aš puikiai žinau, aš jau viską skaičiausi.
O tėvas dirbo sodo prižiūrėtoju, čia visai mažai jau uždirbdavo, tikrai nemeluosiu, tik Ronaldo buvo čia turtingiausias turbūt. Tai gerai. Ir toliau skaitome, būdamas 15 metų jam buvo diagnozuota širdies problema, jo, šitą irgi žinau, bet po sėkmingos operacijos jis greitai grįžo į aikštę. Šitą puikiai pamenu, aš irgi skaičiau ir skaičiau netgi Google, visur ten buvo dėl ko, bet dėl ko aš nelabai atsimenu, bet jam kažkas ten su širdies atsitiko, jam širdis pradėjo skaudėti nuo kažko, aš nežinau. Tai gerai. Ir iš karto į aikštę bėgo, jūs suprantat, po operacijos, kai dar žmogus turi kokią mėnesius 2 pabūti laisvai, jisai iškart nebuvo tos 2 mėnesius, jisai iš karto bėgo į aikštę, čia taip ir parašyta. Grįžo greitai, jis greit grįžo į aikštę. Na jo. Tai gerai, toliau skaitom. Dabar bus proveržis Manchester United 2003 metai, 2009 metai. 2003 metais po įspūdingo pasirodymo prieš Manchester United Alex Ferguson jį pasirašė už 12 milijonų svarų sterlingų. Čia beveik kaip eurais 12 milijonų. Jisai tikrai buvo turtingas. Tuomet greitai ta žvaigždė garsėjo greičiu, driblingu, smūgiais iš toli. Tai gerai. Ir tada Troba. 3 premjeras lygas 2017, 2018 ir 2019. Kokiais 2019, 2018 ir 2017. 2007, 2008 ir 2009. Gerai, FA kupas, 2 lygų kupai, UEFA čempionatų lyga 2008, Ballon d'Or auksinis kamuolys 2008. Čia jau mažai beliko, kažkiek dar reikia skaityti. Jisai pirmą kartą pakėlė savo kontraktą į Real Madridą ir jisai tiek Čia biški, kai daskaitysim iki tos vietos, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Tai gerai, pasaulinė žvaigždė Real Madrid 2009 metai, 2018 metai. 2009 metais perėjo į Real Madridą už rekordinę sumą 94 milijonus eurų, kaip čia sakant, svarų arba kažkaip dar dolerių, nežinau kiek čia, pagal kokią ten pas jų valiutą. Bet čia biški sumelavo, nes Ronaldo pasirašė kontraktą už 95 milijonus. Čia biški anksčiau prašyta, čia dar neatnaujino, bet tikrai. 95 metų. Eik, tu savo, ką aš manau. Kažkokia šuduka tiesiog. Tai tiesiog, jisai iš viso pasirašė už 95 milijonus, kaip čia parašyta, eurų, bet čia kažkokia kita gal valiuta. Bet čia tik gal. Gerai, dabar rezultatai. 450 įvarčių per 438 rungtynes. Tapo klubų visų laikų rezultatyviausių žaidėjų. Gerai, Troba 4 UEFA čempionatų lyga 2014, 2016, 2017, 2018. Jisai tikrai biški per daug populiarus. La Liga 2, Copa del Rey, Ballon d'Orai 2013, 2014, 2016, 2017. Jis kažkaip per turtingas, aš nežinau. Tai ką, ir po to persikėlė į Juventusą 2018 ir buvo iki 2021 metais. Jisai čia visai
visai gerai pabuvo, turbūt ir gerai užsidirbo. Tai gerai, skaitom. Persikėlė į Juventus už 100 milijonų eurų. Laimėjo 2 serijas A, tapo vienu rezultatyviausių žaidėjų Italijoje, nors čempionų lyga laimėta nebuvo, jis vis tiek pelnė daugybę individualių apdovanojimų. Aš biškį keistai skaitau, tikrai biškį pavargau, aš dar tą skaičiau. Man tiesiog jau balsas pavargo kalbėti. Tai gerai, ir dabar sugrįždamas į Manchester United, jisai sugrįžo, bet neilgam. O čia jau greit Saudo Arabija. Gerai, skaitom. 2021 metais netikėtai sugrįžo į Manchester United. Debiutavo su 2 įvarčiais, bet komandai sekėsi prastai. Santykiai su klubu suprastėjo po interviu su Piers Morgan, kuriame jis kritikavo klubą. Ir dabar skaitom Saudo Arabijos Al Nassr dabar. Čia sakau, biškį vėliau parašyta, nespėjo atnaujinti, nes čia va dabar net parašyta, bet šiandien jau šiaip, kaip man čia jums parodyti. Pas mane čia va matot mano pelytę ir tada taip, ir čia 2025 metai. Birželio 16 diena pirmadienis. Gerai, dabar skaitom. 2023 metais pradžioje pasirašė rekordinį kontraktą su Al Nassr. Tapo vienu geriausių apmokamų sportininkų pasaulyje. Aš norėjau greit pasakyti vieną dalyką. Aš ant galo video pasakysiu tokius dalykus, kur čia turbūt net nebus parašyta. Tai jo, klausykit dėmesį. Tapo vienu geriausių apmokamų sportininkų pasaulyje. Šitą jau skaitėm. Tai gerai. Toliau demonstruoja puikią formą ir pritraukia dėmesį į Saudo Arabijos futbolą. Portugalijos rinktinė. Rinktinėje debiutavo 2003 metais, dalyvavo 5 pasaulio čempionatuose, 5 Europos čempionatuose. 2016 metais, kai man buvo 1 metukas, laimėjo Europos čempionatą, 2019 metais UEFA Nations League. Nekreipkit dėmesį, man tas telefonas tiesiog užkniso, aš įmesiu kaip stipriai atsitrenkia, reikia eit pažiūrėti. Telefonas biškį gal skilo. Nieko tokio, taip jam ir reikia. Gerai, skaitom toliau. Tai yra rezultatyviausias rinktinių žaidėjų pasaulio istorijoje. Apdovanojimai ir rekordai. 5 balandorai. 7 UEFA čempionato lygos rezultatyviausias žaidėjas. Kam tokius ilgus sakinius? Rezultatyvus. Gerai, nesvarbu. Daugiau nei 850 įvarčių per karjerą, visų laikų rekordas. Žaidėjas daugiau nei 1200 profesionalinių rungtynių, asmeninis gyvenimas. Turi 5 vaikus, ilgametė partnerė Georgina Rodriguez. Užsiima verslais drabužių linijos Cristiano 7
7, Cristiano Ronaldo, viešbučiai, sporto salės, kosmetika. Jo, jinai dizainerė kažkokia. Plačiai žinomas dėl filantropinių veiklų. Gerai, jei nori, galiu pateikti detalės apie kiekvieną sezoną atskirai, visus rekordus ar net įdomiausius faktus apie jo gyvenimą, tiesiog pasakyk. Ką man sakyt? Kas bus, jei nusiųsiu visus tos skaičius? Atrodo, kad įvietėt ilgą sužinoti, ką reiškia šis skaičius. Gerai, tu per daug man čia dabar neišsidirbinėk. Tai nagi, aš buvau prižadėjęs, jisai čia vis dar rašo, aš buvau prižadėjęs pasakyti tokius dalykus, kur nebuvo parašyta. Ir iš pirma, aš noriu pasakyti pirmą dalyką, kad jo tėtis mirė nuo alkoholio, nebepamenu kelintais metais, bet mirė, 2005 metais. Mirė jo tėtis nuo alkoholio, nes jisai per daug vartoja tos kažkokius šudukus. Tikėkimės, YouTube'as mane neužbanins už tokius žodžius, nes tikrai negražu. Vartoja tokius blogus gėrimus, iš karto kas užaugs, kas užaugo. Nevartokit tokių gėrimų. Čia tikrai yra žiauru. Ir daugelis komentaruose parašys, ne, aš nevartosiu, o po to po 5 metų ar po 10 metų pradės vartoti. Tai nevartokit niekada, čia yra tikrai žiauriai blogai sveikatai. Klausykit tėvų, ką sako, ir tiesiog nesiklausykit apie tą alkoholį. Jisai žiauriai blogas. Kankina jūsų sveikatą. Taip, jūsų nuostabią sveikatą. Tai gerai. Aš dabar dar vieną dalyką norėjau pasakyti. Kad jisai buvo, palaukit, dabar Al-Nasaras apdovanojimai, aš dabar noriu pasakyti vieną tokią dalyką, kad Cristiano Ronaldo buvo labai kūdas ir visi manė, kad, jau vienas žaidėjas bandė jam atjungti kojas, aš po to dar pasakysiu kaip. Vienas žaidėjas, žinojo, jau šiaip visi treneriai matė, kad jisai kūdas, nes jisai buvo ne iš turtingos šeimos ir negalėjo savo nusipirkti daug pavalgyti, kad galėtų tikrai laikyti savo formą ir kad galėtų būti normaliai sverti, nes kaip jisai 18 metų, kai jam suėjo, jisai tiesiog sveria 50 kg ar ten 40 kg, tikrai nedaug, nes vien dėl to jisai neturėjo daug pinigų, kad nusipirkti pavalgyti. Bet po to jisai pradėjo karjerą savo ir užsidirbo, bet visi manė jisai kūdas ir netgi vienas žmogus, žaidėjas galvojo, jam atjungt kojas, sulaužyt kojas, bet jam nepasisekė. Ronaldo tiesiog kiaurai peršuko, bet vieną kartą Ronaldo pakliuvo. Jam tiesiai į koją šovė. Tiesiai. Tai, ką padarysi? Būna tokių žaidėjų, jie tiesiog bepročiai. Jie nesupranta, kaip kiti žmonės gyvena. Gal jie iš turtingos šeimos, bet neaišku. Jie nesupranta, kurie turtinguoliai, jie nesupranta, kaip gyvena neturtingi žmonės. Tai kągi, aš norėčiau dar parodyti kažkokią filmuką, gal rasiu kažkokią filmuką, Ronaldo gyvenimas tam. Čia yra visa Ronaldo istorija, štai jo tėtis, aš biškį parodys, bet čia angliškai. His dad, Jose Denise, Cristiano Ronaldo's life is the biggest roller coaster in football history. Setbacks, awards, to even losing the most important person in his life. Ronaldo had to go through all of. Ir dar vieną dalyką norėjau pasakyti, Ronaldo žiauriai erzindavo,
kai jisai pralaimėdavo. Jisai jam nepatikdavo tiesiog pralaimėti. Ir jisai visada arba pradėdavo savo rankom, savo kleskom pradėti kažką draskyti. Netgi vieną kartą savo stalą metė į mokytoją, nes, jisai nori viską, kad jam būtų geriau, kad jisai laimėtų, nes jo tėtis tuo metu buvo labai, jau buvo miręs. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, kad kai Ronaldo tėtis mirė, Ronaldo iš karto agresyvus pradėjo būti, iš karto išėjo į aikštę ir pradėjo, bam, vieną į galvą, kitą į galvą ir laimi viską. Jisai arba kai pralaimėdavo, apsiverkdavo ir taip toliau. Toliau klausomės. This to get to the top, and it's crazy. Patikėkit, jisai yra kūdas, bet patikėkit, kokie jo raumenys. Had to go through all of this to get to the top. And jo raumenys žiauriai stiprus. Jisai pats visas stiprus yra. Kai jau pradėjo daug uždirbinėti, tai jau geriau pradėjo valgyti, maitintis, toliau žiūri. And it's crazy, because at the beginning, it all could have never happened. Kaip jisai atrodė vaikystėje, kai čia turbūt jam 17, 16 ar 18 metų. Ronaldo was born on the 5th of February 1985 in Lisbon, Portugal. Štai jo mama, dabar kitaip atrodo, ir jo tėtis, alkoholikas, nevartosiu geriau tos žodžius. To jau. Žiūrim. To really poor parents. See, his dad Jose Denis. Jo visas pilnas veidas. Jisai labai gerbė savo sūnų, kad jisai viską pasiektų ir laimėjo. Kas čia įdomu? Jo sportingo apranga. Žiūrim. Sporting Lisbon versus Manchester United in a friendly game. And Ronaldo put in a masterclass performance. He had the entire United defense on strings. And by the end of the game, Sir Alex Ferguson... Pas Ronaldo, tiesiog, pasakysiu taip, pas Ronaldo yra labai geras driblingas ir taip toliau. Tiesiog, čia daug kas yra. Šluodavo. Year from the streets of Portugal. Kaip jisai atrodydavo šitaip. Jisai tiesiog tvarkydavo, grįždavo iš mokyklos, bėgdavo tvarkyti, šluot grindis, kad būtų, nes jie gamtą myli tikrai. Aš nesuprantu, bet čia Ronaldo Junior, aš taip galiu pasakyti. Aš netikiu, čia jau paprastas Cristiano Ronaldo. Tai kągi, aš jums dar norėčiau padėkoti, kad įdėmiai mane klausėte. Parašykite komentarą ir taip toliau. Ar jums patiko šis video? Padėkite laiką būtinai. Jeigu įdėmiai klausėte mane ir jums patinka Ronaldo, tai kągi, aš norėjau pasakyti, ačiū, kad žiūrėjote, su jums buvau aš, Neilas, Gerolis 15, Real. Ir aš noriu pasakyti, iki!